spaudimo ir nedaro Ponaičio Andriukevičiaus klaidos, rodo spaudimą, nepaisant to, kad ir kokį pranašumą jisai turėtų. Autogidas Andrius Janušauskas atkeliavo į Druskininkus Arena Drift Cup antrasis etapas. Turėjom šiokią tokią avariją, vyksta avarijos šalinimo padarinių procesija, o dabar einam pro pitus, pasižiūrėsim, kaip ten žmonės gyvena. Labą dieną, esu Tadas Gvozdas, semi-pro vairuotojas. Norėčiau parduoti savo seną automobilį. Čia yra E36 kėbulas, 3,6 motorų, turi 350 arklių, ties 8000 apsukų. Norėčiau 11 000 eurų su visais atsarginiam dalim, su visais ratais, pusašiais, kardanais, reduktoriais, su visko pilnai. Yra šių varžybų organizatorius Kastytis Alekna. Kastyti, kuo ypatingas šitas čempionatas? Arena Drift Cup powered by Capital.com ypatingas to, kad čia gali varžytis ir street, ir semi-pro, ir pro lygos pilotai. Ir tai yra labai įdomu, kadangi, sakykime, streetas gali pavažiuoti su pro, gauti tam tikros patirties, semi-pro galėtų pavažiuoti su pro, gauti patirties ir visi kartu atvažiuoja ir gali pasikopoti, kadangi mes apribojam padangas. Padangas yra tik tai slidžios padangas, 225 pločio, tam, kad išlyginti visų galimybių, visų pilotų galimybės, kad visi važiuotų su vienodo sukibimu. Nesvarbu, ar bus mašina, sakykime, su 250 arkliais, ar 450 ar 600. Padanga nedos jam per greitai važiuoti, sakykime taip. Tai va, tom ypatingas mūsų čempionatas. Yra dar vienas didelis, sakykime, pliusas ir naujovė, kad atsirado Lietuvoje nauja trasa, kuri dabar nuo šiol dirbs ir tikėkime bent 2-3 metus mes čia būsime. Tai yra gan didelė trasa, maždaug 1,5–2 kartų didesnė negu buvo Marijampolės Drift Arena. Dabar tai yra nauja Drift Arena Druskininkuose. Ir jinai yra ypatinga to, kad didelis naujas asfaltas, didelis plotas ir mes padarėm trasą taip saugiai, kad nuo trasos krašto iki artimiausio bloko būtų mažiausiai 4 metrai. Tai jau įvažiuoja blokai tik tie, kurie tikrai labai stipriai suklysta arba važiuoja ne ten, kur reikia. Tai tom ypatinga šita trasa ir tai, kad čia yra labai gera infrastruktūra padaryta, internetas, tualetai, stacionaras, kavinė, viskas vietoje. Tai manau, čia bus geriausias taškas Lietuvoje, nes čia bus galima atvažiuoti bet kokią dieną pasitestuoti mašiną, pasitreniruoti. Kiekvieną šeštadienį čia vyks treniruotės, kur gali atvažiuoti ir žiūrovai, ir dalyviai. Manau, tai bus smagi vieta. Dieną tai vertinu tikrai labai smagiai. Pradžiai buvo sunku suvokti, nes vakar važiavau su Westlake padanga, kuri labiau kimba. Šiandien nusidėjau kiną, kur mažiau kimba, tai pasimečiau. Bet atsirokavau, viskas gerai, viskas fainai. Tik tiek, kad su turbo ir tokio aikšteliai, vis tiek yra ką veikti. Ir top 16 kovoj, tai jau su Čepliku turėjom važiavimą, pirmą, tada vonmotavimą gavom. Ir tada Radzevičiūtė sugalvojom Wi-Fi-jaus biškį padaryti klaidų, tai va, namo. Neatsidžiaugėt savo kūrinio, ne? Jo, grožis. Trikeltas iš numirusio. Šiauliuose patyrė pakankamai didelę avariją. Taip. Tai žodžiu, dabar pavyko per kažkiek tai laiko atgaivinti, ar ne? Jo, per 2 savaitės viską atkėlėm, pakeitėm ketvirtį, pakeitėm išsukimus, amortizatorius.
radiatorius, viską siuntėmės naują, sudėjom, po kitą naują susidėjom ir treniruojamės. Tai iš tikrųjų padarysim staigmeną, kur šiandien sudalyvausiu Pro lygoj ir street etape, tai sakykime, street lygio dalyvis dalyvaus Pro lygoj. Pasižiūrėsim, kaip seksis, manau, kad bus viskas gerai. Tai tiek, šiandien irgi bandysim suvažiuoti. Gerai. Didžiausios sėkmės tau. Gražiai, Emke, labai gražu. Šiaip šiltoka. Šiaip tikrai šilta, bet dar ne pats varžybų įkarštis, bet po truputėlį žmonės jau renkasi. Šiaip smagi lokacija, tokia tarp miškų, tarp girios, šalimais, šalia Druskininkų, tai tikrai labai fainai. O čia dūmų šou treniruočių metu dovanoja Deimantė Radzevičiūtė. Šių varžybų operatorius, tiesioginės transliacijos režisierius Gintaras. Sveikas, Gintarai. Labas, Andriau. Darbuojamės tikrai pakankamai dažnai įvairiausiose varžybose. Gintarai, kas yra sudėtingiausia filmuojant tiesioginę transliaciją drifto renginiuose? Nu, toksai labai, kaip sakant, aštrus ir pavojingas klausimas. Tai tikriausiai neprognozuotiškumas viso renginio, nes įvykus kažkokiai tai avarijai natūralu, kad atsiranda dideli tarpai ir nutrūksta visa varžybų eiga. Tai tikriausiai esminė problema, kai reikia spręsti, kuom džiuginti tiesioginės transliacijos žiūrovus. Nu jo, šita dalis ir mano nemėgstama, kai man reikia. Gintaras šnapžda jausi, dar 15-20 minučių reikia pašnekėti kažką. Tai. O pavyzdžiui, po renginio pastebiu tokį vieną paprastą dalyką, kad ant rūbų yra prilipę labai daug įvairiausių gumos, padangų atplaišų, mikrogranulių ir panašiai. Kaip su objektyvais, reikia paskui tas kameras valyti, viską daryti? Nu tai galbūt kažkiek tai netgi pamokysiu ir konkurentus, tai mes dedame vadinamus stiklinius filtriukus tam, kad nevalyti vėliau objektyvų, o iš tikrųjų taip, gumos dalelės yra randamos ant kamerų ir, sakykime, šitoje vietoje norėčiau pasidžiaugti, kad tiek Šiauliuose, tiek dabar naujoje Druskininkų arenoje mes turime galimybę įsirengti studiją viduje, lauke lieka tik tai operatoriai, tai dabar nuo savęs gumos jau nebetenka taip dažnai krapštyti, bet anksčiau taip ir būdavo, rūbai visi mikrodalelėmis padengti, automobilis visas nupūstas. Taip, tikrai tos problemos buvo. Šiaip gerai atrodo jau, ką? Jam patinka taip. Jo, turėjom šiek tiek problemų su varikliu. Iki galo jos dar nėra išsiaiškintos. Tai šiandien bandėm su tom problemom kažkaip kovoti, neturėdami vaistų realiai. Ir jau kas gavos, tas gavos. Pavyko iki mažojo finalo davažiuoti, o ten jau pavedė techniką galutinai. Šiaip labai smagi, erdvi, ganėtinai greita. Nors standartinė aštunkė, bet jinai yra greitesnė ir aišku smagiau. Ir pati danga labai gera. Smagu, kad neėda padangų ir beveik. Gerai, gerų startų tau. Ačiū. Laurynas Jurčiukonis, antroji vieta. Kokie įspūdžiai po finišo? Šiaip geri, nesitikėjau, bet jau daug varžybų vis pralaiminėdavom. Top 16, top 8 krisdavom ir labai reikėjo šios pergalės. Iki antros vietos, tai labai malonu širdies. Pralaimėjai jaunesniam. Ja. Šį kartą retas atvejis, bet jaunesniam Gustui. Beje, esat bičiuliai draugai iš tos pačios komandos. Taip. Tai gerai sutarėt, ne? Tai vakar visą dieną treniravomės, tai čia nieko naujo, dviese parinį buvo važiuoti. Supratau, tai aš kažkaip netgi sakiau tokį
dalyką komentarę, kad tarsi praktikavotės nuo trečiadienio, kad čia kaip tikri cirko artistai, kad sinchronai. Taip ir buvo. Dar kartu važiuojam į Latvijos varžybas, Baltijos, ir visur kartu, tai labai faina. Ačiū tau. Ja. Ir ką, gero poilsio. Ja, ačiū. Ir šitą pusę, Gustai. Ką padarysi? Reikėjo taip. Su jumis ir su manimi antrojo Drift Cup etapo laimėtojas Gustas Valainis. Sveikinu. Žaibas tau. Tai kur šiandieną sėkmės formulė buvo? Gerai išsimiegoti. Labai daug treniruočių su draugu, kad gerą finalą padaryti. Na ir tiesiog atsipalaiduoti ir per fun važiuoti. Tai va, tai toks gyvenimiškasis receptas. Neįsitempti, nepersitempti. Tai Gustai, šiandien viskas klostosi tiesiog tobulai. Beje, nugalėjai ir tokius labai patyrusius mokikanus, tai didžiuojas? Didžiuojas labai. Tai, tai belieka tik tai švęsti dabar šiandieną. Ačiū. Tai ačiū tau ir ką, iki kitų kartų tada. Čiau. Laurynas Jurčiukonis šiandieną tapo antras, suskaičiavom jo visus padėtus Gusto Valainio parašus. Geri važiavimai šiandieną buvo labai geri, rūgštus tokie iki pat maksimalaus spaudimo. Štai toks trumpas reportažas, vlogas, sakyčiau taip, iš Druskininkų. Čia reikia tiesiog būti. Bendrauti su žmonėm, dalintis jų emocijom. Ir čia nieko nepripasakosi, per vaizdą tikrai neperteiksi. Tai tiesiog aš norėčiau visiems žiūrovams palinkėti, tiesiog atvažiuoti, nesvarbu, į bet kurį, kur tik pavyksta, į drifto renginį ir turėti gerą laiką su visais. Čia buvo autogidas Andrius Janušauskas, iki sekančio karto.